pavasaris, saulytė šviečia, esu puikiai nusiteikęs ir laukiu, nekantrauju startuoti. Tarp vyrų tai konkurencija didelė. Tikrai labai norėtųsi daugiau matyti merginų, bet kažkodėl mūsų Lietuvos merginos labiau linkusios dalyvauti motokrose, o ne cross country. Patarimas – neatleist gazo. Atleisi gazą, iš karto griūsi čia. Kitaip neįsvažiuoti. Po 2 metų pertraukos sugalvojau sugrįžti. Iš tikrųjų, Utena Racing School komanda labai prašė manęs. Sakiau, okei, varysiu, tai nauja disciplina. Žiūrėsim, mirsiu, bet važiuosiu iki finišo. Dakaras, manau, davė psichologinės stiprybės, nes dabar kažkaip jauduliuko to mažiau kaip seniau. Niekam nesakyk, bet motokrosininkai atvarė, iškart prisivartė ir tvorų prilaužė. Niekam nesakyk. Šniūrų ištraukė. 2 šniūrus per apžvalgos ratą nutraukiau. Ir 1 kartą nukritau. Stengsimės, atiduosim viską, ką galim ir tikėkimės, viskas bus gerai. Šiaip tai labai daug dalykų, džiaugiuosi už juos visus, kad susirinko oras nuostabus, kad šiaip yra čia kaip mažasis Dakaras, tikras mažasis Dakaras. Manau, miškas, iš tikro miškas, nes labai daug kalniukų, nors išlyginom prieš startą, bet vis tiek reljefas toks yra, kad ten ir ten reikia dirbti. Čia yra sunku, kas lėtai važiuoja, bet ten visiems yra sunku, nes nuo bangos ant bangos neina šokti, tai ten reikia dirbti labai stipriai, labai. Visi greičiausiai sportininkai Lietuvos suvažiavo, tai gal tikėjausi, kad bus dar didesnė konkurencija, bet ką, super, šiaip tikrai savijauta gera, biškai lūpas užšalo, baisiai šalta, o šiaip tai gerai. Tai va, daugiau komentarų nereikia. Pirmas cross country. Gyvas, paskutinis ratas buvo tarp žemės ir dangaus. Tikrai geriau nei galvojau ir labai džiaugiuosi šiandienos rezultatu. Sunkiausia trasos dalis tai buvo žinoma miške, ten didžiausios duobės. Trasa pati siauriausia, tai ir lenkt buvo labai sunku ir tiesiog pačiam tiesia linija važiuoti labai sunku. Geras krikštas, smėlis didelis, tai nelengva tokį ilgą važiavimą važiuoti. Man labiau patinka trumpi važiavimai, bet naujas experience, nauji potyriai ir labai įdomu iš tikrųjų ir žiūrėsim, kaip seksis į galą sezoną. Gerai ėjęs antras važiavau, sprogo amortizatorius, gavau veitinti tempą. Ir turbūt 4 važiavau. Anksčiau laiką turėjau finišuoti likus 2 ratam, sulūžo motociklas, tai teko palikti kovą dėl podiumo. Imam toliau darbus ir laukiam kitų etapų.